Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai tai nėra tradicinė partija, tai partija turinti gilias tradicijas, kuriuos daugiau sėtino, sakyčiau, tokia valstybės neramumais, nes jūs ko gero gal visi pamiršote, tai 2007 metais lapkričio 11 berods dieną, spalio 15, žinau, kad komisija priėmė sprendimą, tai konservatorių partija pripažino su teroristinėm organizacijom turinčių ryšių. Tai aiškiai faktas, kad šita partija, įprastai jinai nėra labai lojali valstybei, nėra lojali Lietuvai, jinai daugiau ar mažiau turi kažkokių ryšių. Netgi jų tas pats partietis, kuris Šiauliuose yra dabar nuteistas už šnipininkavimą kitai valstybei. Laurynas Kasčiūnas tai yra poskiepis arba genas, arba kaip vadinamas tas genas, kada sukryžmini. Jo pasakymas, kad good night left sides, tai yra tas metai absoliučiai, tai yra nacistinės ideologijos skleidimas, tai yra tik tais perfrazuota ta frazė yra, nes mes puikiai žinom, kad jinai skamba visai kitaip, jinai skamba good night white pride, tai visiškai, paimta keletą žodžių pakeitimas ir Laurynas Kasčiūnas, matyt, jisai negali nueiti nuo savo pradmės, nes jisai buvo nacistinės politinės jėgos jaunimo lygos biuros pirmininkas, po to buvo Mindaugo Murzaus pavaduotojas, kur absoliučiai kalbėjo apie nacistinės ideologijas, apie totalitarinę, tarkim, tokias propagandos stumimą, be kita ko, The Times of Israel yra netgi didelė publikacija, išpublikavęs savo internetiniam portale, savo žiniasklaidos informavimo priemonė, būtent apie Lauryno Kasčiūno istoriją, apie atėjimą. Keista yra tai, kad šitas žmogus buvo prezidento, Gitano Nausėdos labai gerbiamas ir labai mylimas ir labai didelį palaikymą turėjo Nausėdos ir netgi buvo paskirtas krašto apsaugos ministru ir netgi dabar akivaizdžiai aš matau, kad Nausėda jį tikrai labai daug palaiko ir turi didelį palaikymą jisai paties prezidento, nes priešingų atveju tai jau prezidentūra turėjo jau stipriai sureaguoti šitą dalyką, nes tai yra rasistinis šūkis. Bet šitoje istorijoje mes turim paimti keletą epizodų. Žmogus, kuris buvo Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, žmogus, kuris yra Seimo narys, žmogus, kuris buvo netgi krašto apsaugos ministras, leidžia savo viešai teikti rasistinius šūkius. Ir kita politinė grupė apie tai nešeka. Kur šiandien jūs matote Viktoriją Čmilytę Nilsen? Ar jūs girdėt, kad jinai smerkto? Ar jūs girdėt, kad kas nors pasakytų? Ar jūs girdėt, kad Laisvės partija, kad nors būtų apie tai pasisakius? Ne. O galų gale ar tas pats prezidentas? Mes irgi negirdėjom. O jūs girdėt, kad Laurynas Kasčiūnas būtų pasakęs, Matas Maldeikis būtų pasakęs, Ingrida Šimonytė ne. Tai arba jie yra visi kartu vienoje grupėje ir tą toleruoja, arba tai yra gerai organizuotas išpolis ir temperatūros pamatavimas būtent paties Lauryno Kasčiūno, kaip reaguos visuomenė. Ir jeigu viskas tvarkoja, mes toliau važiuosim. Bet tai yra pasiekmė procesų, ką jisai daro su Valdu Benkunsku. Žiūrėkit, su Valdu Benkunsku jie sugalvojo rinkti parašus, nors ta pati Ingrida Šimonytė rusifikaciją labai stipriai į Lietuvą atvedė. Tai yra jos dėka realiai migrantų skaičius iš trečiųjų šalių padidėjo būtent per ją. Tai dabar klausimas yra, ar tai yra atsitiktinis veiksmas, akivaizdu, kad tai yra ne. Kad tai yra tęstinis, tai yra taip. Tai dabar yra klausimas, ar jis yra orientuotas į savivaldos rinkimus, ar tai orientuotas į prezidento rinkimus, ar tai orientuotas į Seimo rinkimus. Ir tai yra akivaizdu, kad jo pasisakymas yra labai stipriai suderintas ir su konservatorių partijos patriarchu Vytautu Landsbergiu. Nes jau Vytautas Landsbergis jau poemą būtų parašęs, nes jeigu būtų Žemaitaitis pasakęs aš, tai jau būtų šiandien poemos gal 50, būtų jau ten tyrimai ir panašiai. Bet mes puikiai žinome, kad Laurynas Kasčiūnas tą panaudoja Vilniaus futbolo klubo Žalgirio tribūnoje. Ir mes turėjome tą puikiai istoriją, kuri nebuvo paneigta, kad netgi savanoriai, kariai buvo dalinami nemokami bilietai, jiems eiti žiūrėti Žalgirio varžybas. Mes puikiai žinome, kad Žalgirio šiandieną klubo futbolo prezidentas yra Andrius Tapinas, kuris labai yra moralus, kuris visus kritikuoja, kuris kelia labai aukštus standartus, kuris ten sako skaidrinam ir panašiai. Ir jo futbolo klube, kuris yra prezidentas, dalyvauja žmonės, kurie plakatus iškabina savotiškai atitinkantis neonacistinės Vokietijos ideologiją. Partijos lyderis iš jo tribūnos arba naudodamasis jo futbolo tribūną jisai kalba apie grinai rasistinius šūkius. Ir kas baisiausia, kad čia yra dar ir Burgaila yra šitoje situacijoje įsimaišęs, kur žmogus investavo į futbolo klubą milžiniškus pinigus, kurie jis kaip ir netiesiogiai yra susietas su tai pačia 15 minučių informavimo priemonė, kur ta pati 15 minučių labai stipriai smerkia antirasistinius pasisakymus. Ir netgi mano atveju, aš atsimenu tada tos publikacijos, viskas buvo padaryta. Ir čia yra vakuumas, yra tyla. Tai vėlgi tai yra parodo, kad reiškia tokie nacistiniai, sakyčiau, Lauryno Kasčiūno įsišokimai
yra priimtini Vilniaus burbului, priimtini tam Lietuvos elitui ir kad ir ką Laurynas Kasčiūnas besakys, netgi jeigu jis tenais Hitlerio ideologiją pradės kleisti, net jeigu jisai ten iškėlęs rankas į viršų pradės rodyti, ar ten pirštus prie ūsų prisidėjęs laikys, tai jie toleruos ir jie atleis. Tai čia dabar yra klausimas, ar jis yra įkaitas jų, ar tai yra viešųjų ryšių akcija, kur organizuoja šį čia. Keista, kad futbolo klubas, Vilniaus futbolo klubas Žalgiris, kuris realiai tik pradėjo savo tą istoriją arba sėkmės istoriją bando lipdyti, jisai kūrė rasistinės ideologijos pagrindų. Tai esmė, negali sakyti, bet esmė tai yra žmogus, Laurynas Kasčiūnas, kuris viešai palaiko Žalgirio klubą, kurį mes puikiai žinome, kada buvo svarstoma Seime keletą įstatymų projektų susijęs su futbolo asociacija, federacija, atsiprašau, su kitais dalykais, jis labai aktyviai dalyvavo. Ir jis akivaizdu, kad Žalgirio klubo, man atrodo, vienas iš vadovų ar direktorių ar kažkas panašaus buvo labai artimas Lauryno Kasčiūno bičiulis ir draugas. Ir taip išeina, kad artimiausiu metu Vilniaus futbolo klubo Žalgiris taps rasistinė organizacija. Jūs įsivaizduokite, nes, man liktis, mano vaikai mėgsta futbolą. Mažasis, tai jis žaidžia, jam patinka, jis domisi, kada čia sako į varžybas ir aš pamatau sekmadienį tokį dalyką ir taip sūnui sakau, tai kur tu eisi, sakau, tai tavo tėvukas yra nuteistas už antisemitinius pasisakymus ir tu eisi į tą tribūną, kur futbolo klubas toleruoja būtent žmogų, kuris palaiko rasistinės ideologijas. Apie ką mes čia kalbam tada? Tai čia jau šiandienai turėjo futbolo klubas atsiriboti nuo Lauryno Kasčiūno, uždrausti jam 3 metus nesilankyti futbolo varžybose, turėjo būti transparantai, šiandieną futbolo sirgaliai artimiausiose varžybose turėtų įsikabinti didžiausius plakatus Kasčiūnai namo, rasistams ne vieta, taip kaip buvo Kauno Žalgirio arenoje dėl Matijošaičio, pamenat, kai ten šaukia krabas ir panašiai. Tai šiandienai to nėra. Ir ką tai sako, kad Burgaila, kuris, bet kokiu atveju vienas turtingiausių Lietuvos žmonių, kuris tai kalba, kad čia skirtingų nuomonės, turi būti skirtingi žmonės, skirtingos pusės, ir jo klube, jo tribūnai, neonacistinės ideologijos, jo tribūnai yra hitlerinė simbolika, kur draudžiama ne šitą dalyką, ir aš taip galvoju, tai kur tada ta jų moralė? Tai aš manau, kad gyvenimas tą ko gero parodys tos, kaip tie dvigubi standartai veikia, bet šiandienai, manau, net save gerbiančiam normaliam Žalgirio futbolo gerbėjui, jisai bent turėtų protestuoti ir neiti į varžybą. Savų laikų, pamenat, kai Matijošaitė ten kaltino, kad jisai dirbo su Kalingrade turi įmonę, tai čia yra faktas, jis tai buvo ir tai nieko nedings, nes tai yra verslas, tai rekomendavo nepirkti, pamenat, produkcijos iš jo. Buvo tokia akcija, neikime į kavinę ir panašiai. Aš pamenu, čia Vilniaus Gedimino prospekte buvusiam knyginė, tai jo yra kaviniais, kur mes atsimenu su 2 Seimo nariais einam pavalgyti ir stovi tie pimpačkiukai atsiųsti šitą laisvą žodžią gynėjai ir sako, kur jūs einat, kur čia jūsų moralė, žinai, susitepsit Kremlių ir panašiai. Ir čia Kasčiūnas grinai nušauna hitlerinės Vokietijos ideologijas ir niekas nesiriboja. Tai save gerbiantis šiandieną Žalgirio klubo fanas Vilniaus, jis turėtų tučtuojau atsiriboti. Jie turėtų Facebook'e komentuoti, kad smerkiam, nepalaikom, kad tai yra baisus dalykai, kad tai yra išpolis, kad tai yra netoleruotina šitas dalykas. Bet jeigu to nebus ir Burgaila Tapinas viešai neatsiribos nuo Kasčiūno ir neuždraus jiems atvykti į futbolo varžybas, tai mes žinosime, kad tai yra viena chebra, viena kompanija ir kad tai yra labai susietos grupės.